Kūdikio akytė pūliuoja ir nuolat ašaroja. Labai dažna priežastis - užsikimšęs ašarų latakas. Jūs nueinat pas savo daktarę, jinai paskiria kūdikėliui lašiukus, paaiškina, kad tai yra problema, su kuria susiduria labai daug mažylių, paaiškina, kad kartais viskas praeina savaime, tiesiog augant mažyliui, kartais prireikia tokios procedūros kaip zondavimas ir labai tikiu, kad daktarė jums parodė masažiuką, nes tai yra tokia pirma pagalba, kurią galim daryti, bet jeigu neparodė arba jūs tiesiog neįsidėmėjot, tai noriu jums viską detaliau paaiškinti ir parodyti, kaip reikėtų tai daryti, kad padėti mažyliui. Pabandysiu jums prastais žodžiais ir paveiksliuku parodyti ir paaiškinti, kaip tai atrodo. Tai nupieškime akytę, čia yra ašarų liauka, kuri gamina ašaras, nupieškime nosį, čia eina 2 latakai ir ašarų maišelis. Ašarų liauka gamina ašarą, jinai praeina pro latakus ir per ašarų maišelį, per kaulą pereina į nosį, dėl to labai dažnai, kai mes verkiam, mūsų nosis pašnopuoja. Tai mažyliams, būtent šitoje vietoje, kur yra ašarų maišelis, labai dažnai būna susidaro toks kaip kamštis, nepraeinamumas, dėl to kaupėsi akių krašteliai pūlinukai ir va čia kaip tik ir mes turim tą problemytę. Kviečiu jūs nuplovus rankas ir su rodomuoju pirštu užčiuopti, surasti tą tokį taškelį. Kiekvienas žmogus jį turi. Mes jį užčiuopiam ir mažylis jį taip pat turi. Tai mums reikėtų rodomai pirštą pasidėti trupučiuką aukščiau, trupučiuką virš to taškelio ir su judesiu žemyn mes pamasažuojam. Priemis rankomis pirštą padedam prie vidinio akies kampučio, lengvai spaudžiame, braukiam žemyn, kartojame 10 kartų tokį judesį ir darome tai kiekvieno maitinimo metu. Ir jeigu matom, kad pūlinukas susidaro, mes jį irgi iškart